Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną kieme turime dar vieną lavoną, kurį bandysime prikelti. Tai trumpai apie pirmuką. Pirmukas 1.6, mechanas, 5 pavarų, N45 variklis, turbūt vienintelis benzininis, kuris neturi dar direct injectiono, turbūt vienintelis dalykas, dėl ko aš jį remiau. Paėmiau gan pigiai, nes jisai turi problemų. Apie problemas einam po kapotu. Blemba, rimtai kapotasgi nesilaiko. Bet čia maža problema dar. Nu va. Čia mes turim 1.6 benzą, jisai yra biškė pardytas, čia jau škivuko nėra, generatoriaus diržo, dangtelis neprisuktas pilnai, nes bėda yra čia, yra sudrožtas vėlinėlis ir vienas vožtuvo nuspaudėjas yra išsitaškęs visiškai. Dabar mūsų misija turbūt bus išsiaiškinti, dėl ko tas vėlinėlis susidražė ir pakeisti jį kitu, aišku, keisime naudotą, tuo pačiu pasikeisiu visą grandinių komplektą, nu ir tikėsimės geriausio. Aišku, svarbiausia mums dabar rasti priežastį, dėl ko visą tai įvyko, bet galimai aš jau kaip ir esu pusiau išsiaiškinęs, tai dabar varomės mašiną į garažą, šiek tiek išsiardom ir papasakosiu daugiau. O! Net šoka dar stabdžiai. Ui, nu savo, kiek rūdžių. Čia, žinai, gali būti rankinis. O rankinis tai viduj. Matai, duobė yra. Tai susmuko. O, dabar atšoko. Neskubama, ne? Reik per slengsti perlį. Davai, tik neįstalčiu tą. Pasakė. Dažai tai nusilupo. Na ką aš galiu pasakyti, Mauglis. Stumėjas ir stumikas. Ar čia paliko tas, kaip pasakyti... Gali būti, kad ir stalčius paliko. Tuoj, pala. Greitai. Biški bus įbrėžimas, bet nežymus jaučiu. Greita inspekcija. Ai, gerai, čia bus. Nieko baisaus. Čia toksai liks. Nu, Nors gal iš vis beveik neliks. Jo, yra įbrėžimas, bet ne kažkoks geltonas, kaip nuo to stalčiaus čia liko. Tiesiog dažai pasilupo biškį, ar net lakas. Jo, lakas. Dabar planas yra toks. Kaip ir sakiau, man pirmą reikia išsiaiškinti, dėl ko tas vėlenėlis sudilo. Tai aiškinsiuos paprastai. Nusimsiu dangtelį, čia praktiškai viskas yra pardyta, čia tik nuimt. Tada mes matysim tokias štangelės ant viršaus. Mano misija bus tokia, aš prasisuksiu variklį su raktu, pažiūrėsiu, ar tikrai niekas nekliūva, nes yra degimas šiaip pabėgęs. Tai prasisuku, pasižiūriu, kad nieks nekliūva niekur, išsisuku žvakės, kad dar lengviau starterių sukt būtų. Ir tada nuėmus dangtelį, suksim starterių ir žiūrėsim, kaip ateina tepalas ten ant vėlenėlių. Galimai ta štangelė yra užsikišus ir ten vienas kumštelis negauna tepalo. Tai man reikia tą dalyką įsitikint, kad aš toliau galėčiau viską ardyti. Šiaip tai tikslas toks susitvarkyti šitą ir parduoti savo pilką kiam 6. Tai jeigu kažkas žiauriai trokšta jį nupirkti, parašykit man. Šiaip tai bairis tame. Žinai, kiek dangtelė tarpinė jam kainuoja? Iki 7 eurų. Tai aš manau, kad dabar po šitų visų remontų aš net jos nekeisiu. Bet ir ne vien dėl to, kad jinai tokia brangi, bet ir dėl to, kad atsidaryt dangtelį ir pasižiūrėt, ar viskas tikrai tepasi, kai jau sutvarkysim. Aišku, gali būti taip, kad mes čia dabar prasisuksim tą variklį ir jis iš vis gatavas, tipo. Gal jis iš langas būčia, aš net negirdėjau, jau užvestą tą prasme. Opa! Va, esmė tokia. Va, palygink šitą kumštelį su šito.
Matosi, kiek skiriasi. Yra tam vienam netgi duobė tokia išdrožta. Čia yra svirtelė. Čia yra rolikiukas tos svirtelės. O čia yra tokie guoliukai. Šitie guoliukai yra iškritę iš šitos svirtelės, kur laikau rankoje. Čia vat buvo viduj šitas daiktas. Nu, žodžiu, čia jisai iš kitos pusės, man atrodo, įsikiša, ne? Nu, žodžiu, šitas svirtelės subirėjo dėl to, kad sudilo velenėlis. Kadangi velenėlis sudilo, sudražė šitą, dėl to peršoko degimas, o dėl ko taip įvyko, mes dabar ir išsiaiškinsim. Dabar pasiemu raktą, prasisuku motorą. Gal dar žvakes va išsisuksiu, kad lengviau būtų sukti viską. Nes man atrodo, žvakės tebėra visos. Jo. Made in France. Kas čia yra? Beru. Kaip ir nieko. Vo, čia skaitos jau pažaliavus. Bet čia pažaliavo dėl to, nes nebuvo babinų sudėta. Ir čia biški vandens gal pakliuvo. Va, su pirštais nusivalo. Puiku. Rotate engine. Nu viskas čia eina. Nekliuvo. Jeigu klius, sugadinsim variklį, bus daugiau kontento, ne? Dabar man reikia pasižiūrėti, ar mes iš vis tepalą turim. Ar čia čiupas iš vis yra? Nėra jaučiu. Nėra čiupo? Nėra čiupo. Nėra kaip pažiūrėti. Ar aš blemą nematau? Nėra. Jo, tai čia ką, taigi čia nauja mašina, čia nekiam šeštas gi yra. Neturim čiupo, reiškia nematysim, kiek turim tepalo, reiškia nepatikrinsim ir suksim, kol matysim, kad pareina. Ir viskas. Dabar tu, ponas operatoriau, misija jūsų žiūrėti, kaip varva tepalas per šitą štangelę. Ta štangelė turi skylutės iš apačios. Ir čia turi kapt daryti. Realiai pagal mano teoriją ant šito turi nelašėt. Ant kitų turi lašėt, ant šito turi nelašėt. Tai pažiūrėk, ar iš tikrųjų taip yra. Kol kas nieko. Nieko? Visai nieko. Jokio tepalo. Pala, stop! Aš matau, kad jie sušlapo, bet nematau kaip laša. Žodžiu, sukom čia to starteriu. Nublemba tie kumšteliai sušlampo, bet aš nematau akivaizdžiai, kad ant jų lašėtų per tą štangelę. Tai dabar bandysiu, žinot ką padaryti. Atsisuktų šitą varžtą, išsiimti visai tą štangelę ir tada vėl pasukti starteriu. Tada pažiūrėsim, ar į šitą varžtą ateina tepalas. Jeigu visgi neateina, tada nežinau, tikrinsim lygį. Čia yra Bungee Bolt. Nu, bet toks šlapės, sakyčiau, lengvai. Gal tiesiog ta štangelė ant tiek yra užsikišus. Na, taip išėma. Nu, čia atrodo šlapė bent jau. Matai? Va čia, žiūrėk. Nu, čia yra užsikišę konkrečiai su drožlėm kažkokiu. Čia greičiausiai nuo to velenėlio gal. Bet rimtai kažkas yra, man čia vaidenas. Nieks nevyksta. Nieko neina. Nėra tepalas tobaliai. Nu ką, žinau, pilsim kažkokią tai atrobuotkės, kad pasižiūrėt. Blem, rimtai. Reik, žinai, ką pasižiūrėt, gal eina ant to skidelio pasitikrinti tepalo lygį, neužvedus. Gal ir eina, tipo. Blemba, pažiūrėjau, dabar Google'ai paieškojau, kad tepalo lygį, kad patikrinti reikia užsivesti variklį iš tikrųjų. Tai blemba, bandysim tiesiog taip vabank, dasipilti tepalo kažkiek ir vėl bandyti sukti, žiūrėti, kaip čia gaunas. Jeigu tada jo nebus, nu tada, nežinau, reikės matuoti tepalo slėgį. Ir tada jau žinosim, kas čia yra. Kažkokį turi iš senai 5,30. Nu, atrodo tepalas. Visas supilu ir viskas. Čia gal čia jo daug trūksta, ta prasme.
gal net nesekė tas paėmėjas. Nu tada labai liūdna. Čia gali viskam būti. Visai nieko. Ką darom? Daugiau tepalo. Daugiau tepalo. Iki viršaus užpilam. Aš galiu iš Merso atnešt biškį. Turiu dar. Litras. Dabar tikrai užteks. Nežinau, jeigu dabar nebus, neateis tepalas, tai čia yra chana kažkam. Čia gali būti tepalo. Jo, čia gali būti tepalo siurblio grandinė, pavyzdžiui, nutrūkus. Realiai išvaistom gerą tepalą dabar. Nes nežinom, kiek yra. Bet sunku patikėti būtų, kad nedagavo ten paėmėjas. Nu nežinau, čia turėjo išvis nebūtų tada to tepalo. Viški ant grandinių. Gal ant grandinių nepilsiu, vis tiek keisiu. Gal nebereiks čia nieko keist, gal čia ne tepalas liek, gal čia indeklų nėra, gal čia tepalas siurblio nėra, iš vis gal jis išmontuotas, gal čia ir nebuvo jo, dėl to viskas sumirė. Nežinau, hebra, ką be galvot. Nieko. Aik tu. Nu tipo. Kas man dabar lieka? Galvoju, gal papūst man į tą skylę bus. Eik tu. Kažkas pasikeitė. Nu tai kaip tas velenėlis gali gyventi, jeigu čia iš vis tepalo nėra? Kaip tas kitas išgyveno? Kaip tie kiti kumšteliai išgyveno? Gerai, dabar ką? Lieka dabar išsisukti tepalo filtrą, maloniai likt nustebintais drožlių kiekiu ir tada žiūrėti, ar į filtrą ateina tepalas. Jeigu neteina į filtrą, nu tai tada sėkmės man. Va. Vėl tas pats. Grandinėlė. Į vėl tas pats. Čia tas raktas lūžta. Šį beveik perlenkiau. Labai geras įrankis. Puiku. Puiku tiesiog. Nice. Oh yeah. What is this? Kas čia yra? Kažkaip kiti su diržu atsuka. Štai nežinau, ar įmanoma. Parašykit komentaruose, kaip jūs atsukat, jeigu neturit įrankį. Ne, nu nesąmonė, ką. Trumpa pertraukėlė, norim pristatyti naują produktą mūsų garaže, tai King Bolen diagnostika. Dabar eisim prie Subaru ir išbandysim. Tai visų pirma susirandam, kur yra mūsų OBD2 jungtis. Atsisiunčiam EDG Elite. Mes, kaip matote, esam atsisiuntę, tai atsidarom. Įsijungia programėlė. Prietaisas ateina gražiai dėžutėj. Joj bus instrukcija, to instrukcijai bus barkodas, kurį nuskenuosit ir aktyvuosit savo device'ą. Aišku, įsijungiam Bluetooth'ą. Čia turi rodyt žalią varnelę, kad yra prisijungia prie jūsų device'o. O toliau viskas čia paprasta. Tai įsijungiat degimą, tada spaudžiat All Systems Diagnostic, bent jau šiuo atveju mums reikia nusiskanuoti klaidas, pažiūrėti, dėl ko Subarikui dega čekas. Spaudžiam Go, tada čia yra mygtukas WinScan, spaudžiam WinScan. Čia spaudžiam Yes, renkamės Legacy ir Health Report. Tada praskanuoja visus blokus mašinai. Šiaip diagnostika nėra prasta kaip už tokią kainą. Nu, pavyzdžiui, prie namų kažkur reikia kokį klaidą nusitrint ar nusiresetinti tepalą, tai žiauriai pasiteisina. Nereikia pirkti kažkokios brangios įrangos ir nereikia važiuoti iki servizo tam, kad nusitrinta klaidą. Turim nuskanuotas klaidas, turim prie variklio, kas mums yra įdomiausia. Spaudžiam O2 Sensor Circuit Range Performance. Nu, tai čia viskas aišku, mes neturim kaip ir katuliko, tai mums tą klaidą ir meta. Jeigu mums reikia išsitrintą klaidą, spaudžiam Clear DTCs. Ir Yes. Šiaip yra ir daugiau funkcijų, ne tik nusitrint klaidas, galima iš karto paspausti Search, atrasti, ką ta klaida reiškia, galim versti į savo kalbą, galima žiūrėti gyvus parametrus ir panašiai.
Viskas turbūt išsitrynė, pasižiūrim. Va, kaip matot, čeko nebėra. Tai va, prietaisas mažas, daug vietos neužima. Galit su savim nešiotis, vežiotis bordačiokę, nežinau, kur jums patogu. Kraut jo nereikia ir veikia puikiai kaip už tokią kainą. Tai jeigu norite įsigyti šitą diagnostiką, paliekam nuorodą video aprašyme, o su nuolaidos kodu MAPLE12 gausite $12 nuolaidą. O mes tęsime darbus prie pirmuko. O, dabar jo. Tai va, paėmėm iškart nusipirkom įrankį. Dabar jau turėtumėm rasti, su kuria lėkštutė atsukti Apollo filtrą. Tai bandom žiūrėti. Nu čia tai yra tepaliuko. Ką žinau dabar? Rizikuosim tą tokį daryti. Ne, čia kad kiltų tepalas. Jaučiu, kas mums lieka. O su burbulais eina gal? Jo. Tai gal tai nėra to tepalo. Tas tepalas pakilo, bet labai su burbulais eina, tai toks visgi vaizdas, kad nepaima to tepalo. Tai kiek čia jo turėjo būti mažai. Aš nežinau, tada reikia dar kokį litrą užpilt. Va, radau dar kažkokį 5 kem. Nežinau, labai keistai čia atrodo, mes žaidžiam su to tepalu. Vos nereikėtų kažkaip pasimeruot, nu bet blemba. Jeigu nėra čiupo, tai kas mums belieka daryti, tipo, dasipilt ir bandyti laimę, aš nežinau. Vėliau aš tos tepalus keisiu, aš dabar nenoriu naujų supilt, tam, kad ten prie drožlių vėl tie tepalai prasisuktų. O, šviežus, gražus tepalas. Čia bus geriau negu reikia. Net gaila pilt tokį. Nu, realiai, aš net... Oi, nu, ką pamačiau? Hidrikas iškritas. What the f... Kaip čia taip įmanoma? Aš jau nebesuprantu to variklio. Ar čia net ne hidrikas? Hidrikas. Jo. Bet jisai negalėjo iškristi iš ten. Čia yra. Čia yra. Tai čia gal tas senas yra nuslydęs. A, jo, čia, jo, gerai yra, viskas aišku. Čia nušovė tą hidriką. Čia yra hidrokompensatoriaus kepurėlė, ta viršutinė dalis. Nes ten aš esu išėmęs tą svirtelę, kaip rodžiau, dėžutė jinai yra. Tai šitas tiesiog pukšt nuo tepalo slėgio ir iškrito. Vadinasi, yra tepalo slėgis. Gerai, viskas, užpyliau dar litrą tepalo. Nu dabar jau galais be burbulų ir pakils čia tas tepalas, apsitaškys visas kapotas, tada laimingas apsipatenkinęs dėsiu tepalo filtrą ir žiūrėsiu, ar čia pareina. Stop. Ir ką sako? Nežinau, man tai vis tiek atrodo su burbulais eina. What? Bet pribėgo visas pilnas korpusas. Matai, jau Baigia nubėgti. Nu, čia nieks nepasirodė, aišku. Ne, čia tai nieko. Nu, blemba. Manau, kad mes įsukam dabar vėl filtrą, kadangi jau įrankį turim, čia galim sukiot pirmin atgal jau žaistis. Tai įsukam filtrą ir žiūrim, ar pareina čia. Jeigu čia pareis, nu tada sausau viskas okei. Galimai, kad čia kažkur leidžia tą tepalą. Žinai, ir išbėgo tepalas, gal žmogus važinėjo, išbėgo tepalas, pradėjo nebetep, pradėjo su burbulais, taip ir uždražė, žinai. Ir gal, kaip pasakyt, tų drožlių dar pagavo papildomai. Nu, čia daug dalykų gali būti susiję. Bet mums reiks kažkaip išsiaiškinti viską. Opa, atbėgo. Bėga. Nu tai liuks. Kiek čia jo atbėgo, čiurkšlelė buvo ar šiaip? Šiaip sau, nedaug. Šiaip sau. Bet vis tiek reiškia, kad tiesiog trūko tepalo žiauriai daug, belekiek. Nu realiai dapylėm, kiek čia? Kokius 2 litrus dapylėm. Ir tik tada pradėjo gaudyti. Gal netgi daugiau. 2,5 kokius. Nu žodžiu.
reikėjo nuo to ir pradėti. Bet, niekaip neturėjom kaip pasimatuoti tą tepalą. Tai realiai turėjom tik tokį išeitį dapilinėti po biškį. Bet gerai, bent jau tą išsiaiškinom, dabar jau pareina čia tepalas. Dabar ką aš norėsiu padaryti, tai prasipūsti visą tą štangelę, prisisukti ją atgal laikinai ir tada pažiūrėti, kad visur kapsėtų. Jau jeigu visur kapsės tas tepalas, irgi savo būsiu ramus, kad man teps tą naują velenėlį. O, žiūrėk, iškrito iškart kažkokie smurgliai. Kas čia yra? Čia yra hermetikas. Va tai tau. Va tai tau. Viskas, štangelė prisukta, procedūra lieka ta pati, vėl sukam starteriu, žiūrim ar laša. Opa, pradėjo. A visi? Kiek matau jo. Gerai. Visur yra, reiškia, viskas. Tepalą turim, jėgelę, galėsim keisti dabar velenėlį. O kad pakeisti velenėlį, reikia, kaip žinia, pasileisti degimą. Kadangi mes pasileisim degimą ir tas degimas yra peršokęs, tai aš nerizikuosiu ir iškart keisiu visą grandinės komplektą. Tai įeina grandinė, šliaužikai, visi varžtai nauji, taip pat turiu ir apatinį salniką, žodžiu, viskas pasikeis taip, kaip priklauso. Va, kokį grožį pasidariau šitam reikalui. Jau žinojau, ko man reikės, žinojau, kad aš to varžto neatsuksiu. Pasidariau tokį įrankį, tam, kad prilaikytų alkūninį veleną. Susilenkiau, kad jisai man čia taip gražiai atsiremtų. Zakt, užsideda. Biškį pasuksim į priekį. Viskas, va. Dabar technika tokia, va, įrankis atsiremia į kažkokį kranšteiną, kuris man niekam nereikalingas, apart šito bakelio laikymo. Pasiemam 22 raktą ir pasiemam įrankį, kuris yra ilgas pakankamai. Tada išpučiam žandus ir bandom sukti. Atsukau, man atrodo. O, viskas ledas. Bet tai kai, šriubas, ane? Atiduok. Blemba. Va, čia toks gaunasi. Galas. Ant kurio 2 žvaigždutės maunas. Vieną paskirstimui, kitą tepalo siurbliui. Viena eina į viršų, kita eina į apačią. Dar. Va, dabar jau tą atsukom. Laikom kitą veleną. Blemba, žiauriai nepatogiai čia. Gal va tai va. Oi, savo. Labai čia nefainiai. Kaip aš nepagalvojau, kad galiu su puška pabandyti. Juk nieko blogo aš čia nepadarysiu, ne? Va, viskas. Atleista yra. Kad net nebuvom supykę. Va, nusifotkinu, neužstok saulės. Taigi pats švietė su savo ciklopu. A, jo. Va. O. Įtempės. Kamštelis. Opa. Pažiūrim dar čia. Viskas ok. Išsisukam dabar šitos varžtus ilgus. Aišku, būtų gerai pasižymėti ką nors. Gal taip ir padarysiu. Maža ką ateis koks kaimynas. Pamatys 2 vanusai guli ant žemės. Ir va tai va pasims.
varžtai bus nauji. Viskas liuks. Nejaugi dar kažko neatsikau. Jo. Jo, tiek užtukė viskas, kad nesimato. Nu, dar vienas dangtelis. Tada pasižiūrim, ką matom. O, blemba. Matau, kad yra grandinės šliaužikas kažkaip paėjęs iš šono. Tai aš bandysiu jį pačiupinti. Va, iš kur jis yra? Matau dar gabaliuką. Žodžiu, aš pasiemu dabar paprastą dalyką padarau. Išsiemu naują komplektą, nes turiu nusipirkęs grandinės, ta prasme paskirstimo, ir pasižiūriu, ar čia visos dalys yra ar nenulūžia. Jeigu čia yra visos dalys, tada labai gaila, bet man reikės ir tepalo siurblio visos grandinės komplektų. Žiūrėk šito. Yra tas, vat. Ne. Tai jo, čia ir... Ne, pala. A, jo, šitas. Tik jisai nulūžęs. Viskas gerai. Čia uždarom. Aišku, aš turiu kamerėlę, dabar turint laiko čia, kol išardyta, reiks pasižiūrėti ten, kaip prie tepalo siurblio viskas atrodo. Nu, nes būtų biški gaila, kad jeigu ten yra problema, kad jos nesutvarkyt, nu ten jeigu koks irgi, kaip pavyzdys, bašmakas nulūžęs, nu ir aš ten nesutvarkysiu, kai dabar viskas atsukta išardyta, nu tai biški būtų durnai. Manau, kad turim dar šiek tiek laiko, tai galim išsiimti tą vieną vėlenėlį, kuris yra sudrožtas. Tai ką žinau, čia to ardymo nėra daug. Nusisuku tą pačią štangelę, kur jau buvau nusukęs. Kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5 kakliukai ir viskas, keliam lauk tą vėlenėlį. Ką aš dabar jums galiu, ponai, parodyti? Reziumė šio viso video. Ką norėjau išardžiau, ką norėjau išsiaiškinau, tepalo slėgį, kaip ir turim, vizualinį kažkokį. Paprasčiausiai neturėjom tepalo, nuo pačių pradžių vargom, ieškojom, kur čia tas tepalas yra ir kodėl jo neteina. Pasirodo, reikėjo tik tais dasipilti jo. Toliau su grandinėm viskas aišku, viskas čia labai sklandžiai išsiardė, jokių problemų neturėjom. Gerai, kad buvau pasidaręs raktą vietoj škyvo, kuris užsideda. Lengvai atsisukau tą nelemtą varžtą, kur visi žiauriai užstringa prie jo. O toliau tai visas planas lieka toks pat, kadangi jau išsiaiškinom su tepalu, kad viskas kaip ir ok, galėsim dėtis kitą vėlenėlį, naujas grandinės. Bet visą šitą reikalą pamatysit sekančiame video. Tai šiandien tiek. Čia buvo Maple Street Studio. Kam patiko, būtinai paspauskit like. Nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo. Taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. Been outside with the mice, yeah, eating that chicken and rice, right, while it was filled with the mites, okay, now it's an infinite price, if they wasn't living your life, then they shouldn't give you advice, how could we honor your